kodėl Lietuvai svarbi sausio 13? Mano manimu, kad tai yra viena iš tų datų, kurios apriboja Lietuvos valstybingumą. Nepaisant to, kad aš pats esu iš tos kartos atstovas, kuri nematė sausio 13 įvykių gyvai, kuri sėdėjo tuo metu namuose po stalu, man šitie įvykiai primena, kodėl aš esu Lietuvos valstybės pilietis ir kodėl aš noriu ir turėčiau jo būti. Man atrodo, kad sausio 13 iškelia esminį klausimą. Ar tu būtum ten, jeigu vėl nutiktų panašus įvykis? Ir man atrodo, kad kol mes visi atsakom šitą klausimą, kad taip, aš ten būsiu ir aš ginsiu Lietuvos valstybingumą, nepaisant to, kad mano idėjos galbūt nesutampa su kitų žmonių idėjomis, kurie gyvena Lietuvoje, gal aš Lietuvą įsivaizduoju kitokią, bet kitokią Lietuvą aš galėsiu sukurti tik tokiu atveju, jeigu aš apginsiu jos valstybingumą, jos esminius principus. Todėl mano manimu, šita data, šita neužmirštuolės akcija mums turėtų priminti šitą klausimą ir priminti tai, kodėl mes gyvenam Lietuvoje ir kodėl mes didžiuojamės gyvendami Lietuvoje.